Pas mane idėjų yra daug. Manęs prastumti mano verslo partneriai, tai yra nuostabiai žmonai. Kartais būna sudėtinga. Pradėti bendrauti su žmonėmis. Pamatai, kad ta tema, BDSM tema, ar ne, jinai nėra kažkuom tai ten labai baisi, kaip čia visi įsivaizduoja. Taip, ten yra daug baldų, kurie yra pritaikyti seksui, žaidimams. Ką pamato, nei atsiprašau, nei paskutinis kartas, pyzdį. Tų reakcijų įvairių būna. Žinai, ypatingai jeigu žmonės ateina pirmą kartą, tai dar kai čia laiptais nusileidžia į baro zoną, tai yra viskas ok, bet kai pasuka jau tenai, tai tada akis didesnės. Tai labas dar kartelį. Labas, Greta. Mes jau 4. laidą filmuojam. Jau? Taip. Normaliai. Normaliai. Kaip tu gyveni? Gerai. Nėra ko skųstis, nežinau, ramiai. Jokių įvykių, vat, kaip aną kartą tavo darbas namai, tai va šitą savaitę mano buvo darbas namai. Valgom, šikam, miegam. Taip ir gyvenam. Labai ačiū už visas reakcijas ir tikrai paskatinsim jūs paspausti subscribe, pakomentuoti, užmesti laiką. Jums tai nesunku, o mums labai svarbu. Tai ačiū už tai. Šiandien mes kaip ir eilinį kartą esam Limits klube, erdvėje, čia kaip vadinasi, nežinau, labiau čia erdvėje negu klubas. Tiesa, dar tu nepasakai, kaip tavo savaitė praėjo, irgi ramiai ar ne? Ramiai viskas. Ramiai. Nu, tai... Laukiu gražių orų, gražesnių vis. Ir tiesiog. Tai jo, tai tada pas mus, kadangi nieko čia tokio labai įdomaus ir neįvyko per šią savaitę, niekas neprisilinksmino, niekas neprisičiūdino. Tai mūsų šios savaitės tema laidos bus apie klubus, apie naktinį gyvenimą. Tai ar Greta vaikšto į klubus? Ne, aš jau esu minėjęs, kad kažkaip mano tas laisvalaikis toks ramesnis. Aš darbe visą dieną ant kojų, tai man poilsis reikalingas ramus. Bet anksčiau? Anksčiau irgi gal nebuvau labai kažkokia didelė lankytoja, bet esu buvus tose tokiuose tipiniuose naktiniuose klubuose. Bet šitokiam, nesu buvus. O tu? Aš tai šiaip į klubus pradėjau vaikščioti labai anksti, man net nebuvo dar 18, dar atsimenu tais padirbtais studento pažymėjimais, Aistika, ir kaip ten jie ten vadindavas, tai man atrodo, lyg jau nuo kokios 16 mes jau pradėjom eiti į tuos žymiuosius Vilniaus klubus, ten nebuvo jų ten labai daug, bet jau eidavom. Kažkada atsimenu, eidavau į klubą, man buvo gal 17, tai su draugo pasu. Nors jisai ant paso buvo, jisai blondinas, mėlyno akių, bet sueidavo. Tada atsimenu, ten Trakų gatvė toks klubelis būdavo, Fashion, man atrodo, vadinosi kažkas tokio. Tai mes ten kiekvieną vasaros vakarą po darbų eidavom tenai išleisti savo pinigų po statybų, eidavom tenai baliavo, tai vis laik kokią fleškutę prasineždavom, dar kažką, nes, būkim bėdini, bet teisingi, tais laikais 17-16 pirkti kokteilius klube yra brangu. Jaučiu ir dabar situacija nepasikeitusi. Vėliau eidavau tokius klubus, kur net negalvojau, kad paskui po metų kelių aš ten pats jau darysiu vakarėlius, tai čia jau su pažintim susiję klubai, tai jo buvo dar taip, kad eidavai ir ketvirtadienį, ir penktadienį, ir šeštadienį. Kaip į darbą? Ne kaip į darbą, bet... Idėjų pasisekė. Jo, ne kokių idėjų, dar nieko nedirbau, man atrodo, dar 12 klasėje buvau, kai taip tūsinau, tai jo, sveikatos būdavo, tai nei galėdavai 2 valandas pamiegoti, nueiti pamokas ir vakare vėl tūsintis, problemų jokių nebūdavo. Yra, tas aš irgi negaliu per naktį ten baliavoti ar tūsant, nes po to galvoju, nepailsėsiu, reikės į darbą, reikės energijos ir taip gaila gal pasidarė. Eiktų, tai va, aš šiandien, tu sakai, atrodai pavargęs, aš nieko neveikiu, bet kažkaip blogai miegojau 5 valandas tik tai, jau man ne tas, jau nebe tas, va, o jeigu kokio išgeriu alaus, 4 alaus, jau rytoj man viskas, jau pagirios, jau taip, kaip anksčiau, jau taip nebepriklubinsi jau. Taip. Nežinau, dabar jaunimas turbūt, kažkas turi mus pakeisti, anksčiau ir vėliau. Taip. Tai mes galėsim paklausti, ar mus pakeičia jaunimas ar ne. Taip. Mūsų šiandienos svečio. Robertas, Limits įkūrėjas.
Tai vat, labai norim jį pakviesti į sceną pas mus ir užduosim jam įvairiausių klausimų. Tai sveikas, Robertai. Sveiki. Norėjau sakyti, malonu tave matyti pas mus, bet iš tikrųjų tai mes esam pas tave svečiuose. Tu mus čia priėmei filmuotis. Taip. Malonu jūs matyti. Man taip pat. Tai žiūrėk, tai pradėkim nuo to, tai visgi kas yra Limits, kas tai yra per prekės ženklas ir kokiais idėjais jisai neša? Šiaip prieš, ko gero, 5 metus gimusi idėja, labai neromantiškai gimė. Tiesą sakant. Iš tikrųjų, tai buvo karantinas, visi atsimena. Antras uždarimas, 21 metai. Mes kadangi užsiėmome nekilnojamo turto administravimu, vystymu ir jo priežiūrą, turėjome tokių komercinių patalpų, kurios buvo labai niekam neįdomios ir jas reikėjo kažkaip tai įveiklinti. Tai tas ilgas sėdėjimas namuose truputėlį atneša tokių įdomių idėjų ir nusprendėme imtis trumpalaikės nuomos, bet aštresnių kampų, galbūt kažkokių tai neįprastų, nes pasidarius labai nedidelę rinkos apžvalgą, matėme, kad nieko panašaus Lietuvoje nėra. Galbūt Baltijos šalyse dar kažkas tokio buvo, bet Lietuvoje tikrai ne. Tai, kaip suprantat, sėkmingai viskas. Tai čia pradžia jinai visą laiką yra sudėtinga, kadangi viską darai per klaidas, darai bandydamas, ieškodamas to geriausio, ko gero modelio. Tai sunki ta pradžia buvo, sunki. Kol suradome draugų, partnerių, kurie padėjo. Ne, tiesą sakant, pradžioj atsirado žmonės, kurie mums padėjo šiaip įsirengti tas patalpas, nes specifiniai baldai, ar ne? Vėlgi, žinom, kas gamina. Taip, ir mus tas labai nustebino, nes mes juos radome per tarpininkus, mums tiesiog davė jų kontaktą, mes galvom, kas čia per užjūrio, reiškia, įmonė tokia nelietuviška, kuri kūrė baldus. Wow, pasirodo, čia visai šalia, praktiškai visai netoli mūsų esantys žmonės ir mes su jais labai gerai susibendravome, susidraugavome ir tiesą sakant, ta pradžia pačios bendruomenės pažinimo buvo būtent per BDSM Architecture savininkus. Tai mes su jais, kadangi labai glaudžiai ir draugiškai tą viską pradėjome, ar ne, tai iki šiol ta draugystė mūsų ir tęsiasi. Jo, mes irgi su jais bendraujam, tai daugiau tik tai per renginius juos pasikviečiam. Dabar važiuosime tokį kartu vieną vakarėlį į Latviją. Tai gero žinau. Žinai, ne? Tai ir sakau, irgi jos norėjom pasikviesti ne pas mus, pas tave pašnekėti. Tai mes sakom, bus įdomių temų. Tai pats, sakykime, tas pirmas kambarys, kuris atsirado, nes mes pradėjome nuo kambario, pareikalavo to kažkokio tai vardo, kurį atpažintų žmonės. Ir Limits gimė iš tų, sakykime, ribų vertinimo, ar ne, viskas, kokios ribos, kiek žmonės nori išbandyti, perlipti tas ribas, ar ne, pajausti kažką tai naujo, tai gimė Limits. Ir mes su šito prekės ženklu keliaujame toliau, tai čia tokia... Gana sėkmingai. Graži pradžia su vienu kambariu, tada antras kambarys, tada kadangi... Daugiau bendravome ir su bendruomenės nariais. Jie pradėjo daryti tokius, sakykime, mažesnius renginius mūsų antrame kambaryje, kuris turi tokį dungeoną irgi rūsį ir pamatėme tą poreikį, kad ko gero reikia šiek tiek didesnių patalpų prasiplėsti. Idėja klubui? Idėja klubui pas mane gimė šiaip labai senai, bet jinai gimė labiau žiūrint iš, ko gero, svingerių perspektyvos, ar ne? Nes vėlgi vakarėliai vyksta, tai yra ne jokia paslaptis, ar ne, bet jie vyksta dažniausiai tokiuose, nepavadinsiu draugiškomis patalpomis. Tai yra tiesiog sodybos kažkokios, pirtys, dar kažkas, nepritaikytos būtent tokiam. Tai pirminė idėja, ko gero, buvo mano, kuri jau prieš daug metų,
3-4, ko gero, po kambario įkūrimo gimė. Bet pats įgyvendinimas atsirado tik tai prieš 1,5 metų šitų patalpų. Tai pas mane idėjų yra daug. Man jas prastumti mano verslo partneriai, tai yra nuostabiai žmonai, kartais būna sudėtinga. Tų reakcijų įvairių būna, žinai, ypatingai jeigu žmonės ateina pirmą kartą, tai dar kai čia laiptais nusileidžia į baro zoną, tai yra viskas ok, bet kai pasuka jau tenai, tai tada akis didesnės. Aš tas idėjų generatorius ir... Mažai prastumė čia. Prastumė, iš tikrųjų, ir jinai džiaugiasi iš tikrųjų, kad pavyksta tas idėjas įgyvendinti, nes jinai yra tas žmogus, kuris įgyvendina. Tai aš galbūt generuoju daugiau kažkokius techninius momentus pareguliuoti galiu, bet jinai yra įgyvendintas visų tų dalykų. Gerai, bet ta pati idėja čia iš kažkokio, turi kilti iš kažkur iš vidaus, gal iš asmeninio poreikio, ar kaip, kodėl ne kokia... Ką žinau, bet kuri kita tema, Žinok, iš tikrųjų, tai aš sakau, visiškai neįdomu, nes, neįdomu ta prasme, kad tai buvo pradžiai pasižiūrėta kaip visiškai iš komercinės pusės, norint įveiklinti patalpas. Paskui, aišku, atsirado tokios tendencijos. Taip, nes pradedi bendrauti su žmonėmis. Pamatai, kad ta tema, BDSM tema, ar ne, jinai nėra kažkuom tai ten labai baisi, kaip čia visi įsivaizduoja, nes tai yra įvairūs potyriai, nebūtinai per skausmą ar dar kažkokius tai kitus dalykus, bet tai yra labai įvairų, labai artima, draugiška, pati bendruomenė yra labai glaudi Lietuvoje, jinai tikrai, nežinau, kaip šeima, sakykime, tam tikra. Tai va, tai paskui galbūt ir atsirado tų interesų, kurie toliau, reiškia, skatina kurti kažkokias tai naujas temas, tos pačius renginius. Apie šią temą mes jau kalbėjome ir turėjome Antaną. Jeigu įdomu, galima pažiūrėti prieš tai laidą. Ten labai smulkiai ir aiškiai ir tiesiog pasikeičia nuomonė. Pažiūrėjęs ir pasiklausęs jo. O ar senai pats domėsi šią kultūrą? Tai, ko gero, tas domėjimasis ir atsirado su pirmo kambario atsiradimu, kaip pradėjom bendrauti su žmonėmis, kurie yra bendruomenėje, ar ne? Tai tas pats Antanas paminėtas, kuris irgi atsirado mūsų gyvenime, galime taip pavadinti. Namai sakė. Taip, nes, pripažinkime, jisai yra vienas iš tų vedlių vis tik tos bendruomenės, ar ne? Nes tai tas domėjimasis, ko gero, palaipsniui su pradžia pirmo kambario, taip atsirado ir tai nėra sena kažkas. Realiai niekada negalvoju, kad čia bus tik tai vienas kambarys ir tuo sustosi, kad tiesiog bus daugiau ir daugiau. Ar galvoju, kad tiesiog... Pradžioje, ko gero, galvojame, kad tai bus vienas kambarys ir mes, maždaug čia padarysime truputėlį to verslo kažkiek panaudosime tas patalpas, nes tikrai nežinojome, koks bus atsakomumas, ar ne, iš klientų. Ko gero proveržis buvo tada, kai mes kambarį paleidome į Booking platformą, tada atsirado užsieniečiai, tada atsirado daugiau lietuvių, tą patį kambarį atrado ir supratom, kad poreikis, ko gero, yra plėsti. O, pavyzdžiui, užimtumas to kambario per mėnesį procentais? Sezoniškumas labai turi įtakos iš tikrųjų, nes ko gero lietuvius keičia užsieniečius keičia lietuviai, ar ne, pagal turistinę sezono laikotarpį. Tai, galėčiau sakyti, kad apie 80% yra užimtumas. Ištisai. Šiaip aš manau, dar reikėtų pasakyti, kuo šie apartamentai skiriasi nuo kitų paprastų apartamentų. Gal žiūrovas dabar, klauso ir jisai nesupranta, tai biškį informacijos reikia. Tai visą laiką galima užeiti į limis.lt, pasižiūrėti, bet tie apartamentai tuom ir yra išskirtiniai ir mes stengiamės vienus apartamentus nuo kitų šiek tiek atskirti kitokiais baldais, ar ne, kitokia spalvinė gama, kitokių interjerų, kad sudaryti tą pačią nuotaiką, jausmą, sakykime, ar ne, kai tu atvyksti į tuos apartamentus. Tai taip, ten yra daug baldų, kurie yra pritaikyti seksui, žaidimams,
tam pačiam Šibari, sakykime, Shibari, tai ryšimų tas menas, ryšimų. taip. Tai irgi galima pasipraktikuoti, pasižiūrėti masažui, tiesiog laiko praleidimui nestandartinėje aplinkoje, kuri, ko gero, jau vien tik tai pati iš savęs sužadina norą, sakykime. Taip, tai yra šiek tiek kitaip įrengti apartamentai nei paprastai viešbutyje atvykus. Be kita ko, mes turime dar ir kolaboraciją su Ego Spa viešbučiu, ar ne, tai Birštone. Taip, žinau. Mes kartu su jais esame įrengę kambarį Ego Limits. Netgi tenai yra toks, Taip, tai turime ir Birštone kartu su jais. Geras. Šitą nežinojau. Taip, tai va, tai... Kas toliau? Tiesą sakant, šiuo metu baigėme įrengti 3 apartamentus Vilniuje. Tai bus dar vienas mūsų projektas. Kaunas turės, kada? Aš manau, kad mūsų toksai planas yra kasmet po naujieną. Jeigu viskas bus gerai, ko gero, kad plėtra jinai nesustos taip greit. Tai va. Ar apartamentai padeda suprasti žmonėms, ko jie ieško, ko jiems trūksta? Čia, ko gero, ta tokia irgi pakankamai saugi aplinka pasibandyti, ką tu norėtum pasibandyti, ar ne? Ar žmonės kažkokias tai išvadas iš to pasidaro. Sunku labai vertinti, ko gero. Nes, vėlgi, žmonių poreikiai yra labai skirtingi. Aš manau, didžioji dauguma lankosi dėl aštrumo, dėl tiesiog to pačio prieskonio, kuris gal tiesiog aplinkoje. Taip, nes, nepaslaptis, tai yra poros, kurios, ko gero, pati idėja yra paaštrinti žmonėm gyvenimą. Dažnai būna taip, kad su laiku šiek tiek nuslopsta jausmai, nuslopsta... Kokia nors proga, davai, praleiskime. Taip, tiesą sakant, tos progos... Aš, pavyzdžiui, buvau Japonijoje, tai ten yra labai daug tų love hotels. Tai ten tai tematikų, tai įvairiausiai yra. Tai ten vos ne kiekvieno kampo, pavyzdžiui, tokį tu gali rasti tokių. Tikrai taip, esu domėjęs, žinau, ir ne tik Japonijoje, yra ir Europoje tokių viešbučių, kurie pilnai įrengti, su tam tikro kambariai įrengti tam tikromis temomis. Lietuvai galbūt kiek per anksti, ar ne? Galima eksperimentuoti, galima daryti, bet vėlgi, jeigu mes žiūrime iš tos pusės, ar Lietuvoje pati tema, sakykime, BDSM kultūra labai išplitusi, tai mano akimis taip nėra. Ir tai yra tikrai atrandamas dalykas. Tam mes ir esame tiek su klubo erdvė, tiek su kambariais, kad žmonės galėtų atrasti tam tikrus dalykus, ar ne, atrasti tam tikrus pojūčius, potyrius. Tai va, tai ko gero, galbūt ateityje darysime ir kažkokio kitokio formato. Tai visgi, kada nusprendėt, kad jau apartamentų per mažai, reikia dar klubo mums? Tai dar ne klubas, erdvė čia labiau vadinasi, jo? Tai jau dažnai vadina ir antrais namais. Iškapai klubas, jo. Statusą turėjome nusistatyti tam tikrą, tai pasirinkome klubo formatą, bet iš tikrųjų tai yra erdvė ir pritaikoma erdvė. Tai čia žiūrint į vakarėlį, ar renginių, kažkokius tai tipus, ar ne, kas pas mus vyksta, tai tiek edukacijos, paskaitos įvairios, ar ne, tiek ir vakarėliai, BDSM tematika, techno vakarėliai, muzikiniai vakarėliai, ar ne. Karaoke, sakykime, turėsime kaip tik renginį. Šiandieną? Jo, šiandieną kaip tik bus karaoke. Tai socialiniai renginiai. Pasiliksim galbūt. Padainuoti. Kaip dainuoti? Išmoksim iš gyvai. Išmoksim drąsiai. Balas yra. Tikrai taip. Tai va, tai taip pat socialiniai renginiai, kai žmonės tiesiog gali ateiti susipažinti su erdve, susipažinti su žmonėmis, nes noras, ko gero, įsilieti į bendruomenę, ar ne? Ir paprasčiausias būdas įsilieti yra tiesiog atėjus į tokį socialinį renginį. Open social mūsų renginiai, kurie leidžia tą padaryti. Pažinti erdvę, pažinti žmonės, kurie lankosi čia.
labai tų tokių renginių daug ir pati erdvė, tada jinai transformuojasi. Priklausomai pagal tai, koks yra. Čia nėra toks tipinis klubas. Ne, tai tikrai nėra tipinis klubas, kadangi mes ją galime perdaryti į tai, kas mums yra tinkama ir norima, sakykime. O ar labai, tarkim, kažkas sumastytų, irgi nori pradėti tokio panašų biznį, ar kažkas šiaip pasiklausys mūsų, ar labai sunku įsirengti patalpas? Čia, žinot, neįsirengimų yra klausimas. Aš vėlgi grįžtu prie to paties dalyko poreikis. Ar ne? Ir požiūris žmonių. Tai mes esame tam, kad plėsti tą žmonių ratą, kuriems yra įdomi pati tema ir kurie norėtų apsilankyti. Ne? Bet gyvenime daug yra idėjinių dalykų. Ne? Vieni dalykai, kas liečia darbą, sakykime, neša pelną, neša kažkokį uždarbį, kiti dalykai yra idėjiniai. Tai mes šiai dienai liekame prie idėjos. Bet man džiugu yra, kad pas mus lankosi vis naujų žmonių. Atvažiuoja žmonės iš užsienio, iš tikrųjų labai stebisi pačia tvarka, o į tvarką aš kalbu į švarą, ar ne? Mes investuojame tikrai labai daug. Čia, kai ateinam vis laik viršui, paprašom mūsų batų. Dabar toks sezonas. Kai taip, tikrai taip yra. Bet kokiu atveju tai irgi imponuoja žmonėm kaip vienas iš tų dalykų, kad jauku, malonu ateiti į tas patalpas. Mes su žmona esame važiavę Europoje ne vieną klubą ir techno tipo, sakykime, klubą, kur vyksta panašaus tipo vakarėliai. Tai jie kažką jau yra praradę, ko gero, per tiek daug metų, nes, paimkime, Berlyną, ar ne, tai yra sostinė viso to, sakykime, taip, Europoje. Bet labai nemažai dalykų jau yra, taip sakykime, nuvalkiotų ir principų pačių nuvalkiotų. Principų, kaip tai turėtų vykti, kokios taisyklės turėtų galioti, ar ne, sutikimas, pagarba kažkokia tai ir taip toliau, ta pati švara. Tai mes šitoje vietoje tikrai labai stengiamės visus tos principus. Jo, aš ten girdėjęs bernietiniai viens kitam į burnas myžo. Čia yra dalykų, kur nutyla, ta prasme, bet visko, ta prasme, yra. Žinot, ne, viskas, jeigu vyksta su sutikimu, tai čia nieks to negali paneigti ir tikrai taip. Tai toliau apie tą švarą, čia mačiau yra spintelės. Gal galite papasakot, kam jūs yra čia lankytojam, ar čia jūsų daiktam? Jo, mūsų daiktų labai daug turim, tiesiog susideda. Šiaip spintelės yra labai patogus dalykas visiems mūsų lankytojams, nesvarbu, koksai renginys vyksta, nes dažnai žmonės atvykę nori persirengti, sakykime, į to vakarėlio temai tinkančius drabužius. Visą laiką gali iš gatvės jau toks ateiti, koks būtų. Dažniausiai, ypatingai žiemą, spėjau, pakankamai gali būti šalta. Arba latekso gilys, va čia, iš tikrųjų, Stoties rajoną. Su paltu. Vilnius ramus miestas, tikrai ne, viskas tvarko. O tada kam reikalingi dušai? Dušai. Nusiplaut lubrikantus. Dušai. Ir vėlgi, mes taip pat kartą per mėnesį organizuojame svingerių vakarėlius, ar ne? Tai dušai yra tikrai patogumui, ar ne? Tiesiog ar prieš renginį, ar po renginio pasinaudoti dušu. Švara, tvarka, taip, tikrai taip. Tai spintelės irgi lygiai tam pačiam vakarėlių tipui irgi skirtos. Yra tiesiog palikti savo drabužius, saugiai palikti savo daiktus. O tarkim, kiek žmonių yra iš viso jūsų komandai, kas dirba prie klubo? Mes labai daug paslaugų perkam iš trečiųjų šalių. Labai didelis indėlis yra mano žmonos. Iš tikrųjų, šitą visą organizavimą. Mes ir patys nemažai laiko praleidžiame čia, o nemažai laiko tai yra kiekviename renginyje. Būnu aš arba mano žmona, arba mes būname kartu. Turime barmeną, turime administracijos darbuotojus, bet labai nemažai yra
kadangi tai yra bendruomenė, labai visi šeimyniški, ar ne, labai nemažai norinčių tiesiog savanoriauti ir padėti. Padėti ne tik čia prižiūrint kažkokią tai tvarką, ar ten prižiūrint tvarką ant įėjimo, ar ne, į klubą, bet taip pat padeda su tom pačiom idėjom, kokius vakarėlius norėtų matyti. Nes tu esi kartu su bendruomenės nariais, tau paprasčiau yra atitikti tą poreikį, ar ne, kai žmonės pasako tiesiog, reikėtų daryti turbūt taip ir ne kitaip, sakykime, ar ne, tai mes visą laiką atsižvelgiame į tus norus, reiškia, pagal galimybės, jeigu tą galime daryti. O kiek aktyvių narių yra? Čia mes neturime tokių kaip narių. Mes neturime narių bilietų ir taip toliau. Yra pastovių lankytojų, kurie eina į kiekvieną renginį. Ta prasme, tikrai pasakyti skaičiaus konkretaus tikrai negaliu, bet kadangi šita erdvė yra, vėlgi, kalbant apie limitus, yra limituota. Tai, ko gero, daugiausia, ką mes čia galime talpinti, yra apie 110 žmonių. Čia taip jau gerai pasispės? Ne. Normaliai? Normaliai. Tikrai jausmas yra geras, kadangi visi labai draugiški, tai viskas yra tvarkoje. Erdvės transformuojamos, tikrai tų žmonių, sakykime, telpa nemažai ir tų tokių, sakykime, pastovių yra irgi. O kaip su apsauga, kiek apsauginių, tarkim, pas jūs dirba? Tiesą sakant, kadangi aš dažniausiai būnu renginiuose, aš būnu iš apsaugos. Mes turime sutartį su apsaugos tiesiog įmonė ir... O prie įmo vis tiek kažkas nestovi ar ne? Žinokit, mes patys stengiamės tą... Viską, ką darau gyvenime, ne, visus kažkokius verslus ir tą, ką aš bandau praleisti per save pradžią. Nes per savo renginius tai mes bent jau 4 imam, kad telefonus surinkti, salėje, dar kažkur. Mes telefonų nerenkame, mes įeinant į patalpas klijuojame lipdukais, priekinė tiek galinė kamera. Ir jeigu pamatome, kad kažkas tai nesilaiko tos taisyklės ir nusijėmės ir fotografuoja ir filmuoja, tai asmenys griežtai pašaliname ir tikrai nebepriimame. O mes tai, žinok, mes tai susirenkam, telefonas ateini, kartu su apyrankė yra numeriukas ir tenai pat ir eina į telefonas, paskui grįždamas įduodi apyrankę, atgauni telefoną. O laikrodžius, nes yra fotografuojančių, gal laikrodžių? Jo, bet žinai, čia yra pasitikėjimo klausimas. Nu, tai šiais laikais tai čia yra akiniai filmuojantys. Apeiti gali įvairiais būdais, bet esmė netgi netame, mes norime pasitikėti žmonėmis. Kad jo, dauguma, ta prasme, tai nieks taip nedaro, iš tikrųjų vis tiek jau eini. Perspėjimo nebūna, jeigu mes pamatome. Jo, mes irgi. Sauga pamato, nei atsiprašau, nei paskutinis kartas, pyzdim. Taip. Pakankamai griežtai, iš tikrųjų. Ištrinate? Tai esu, pažiūrėjau, esu ir pats atsimenu už kaklo išmetęs, ten buvo visokiausių tų situacijų, bet tai senai. Dabar tai kažkaip sakau, jau metai iš metų visi jau kažkaip taip frakingai. Nusistovėję. Jo. Tiesą sakant, pas mus ko gero taip irgi, kadangi didžioji dauguma yra žmonių tiesiog pažįstamų veidais ir vardais, tai jie žino tas taisyklės, jie labai griežtai laikosi konsento pačio, ar ne, ir supranta, kad jeigu ne taip, tai kitaip tiesiog nebus. Tai ta pagarba, sakykime, yra tiek savo, tiek svečių atžvilgių ir mūsų atžvilgių. Jo, pas mus irgi kažkur 100% vis laik tie patys eina, tai... Taip. Tada kiti mato, kad jie gražiai elgiasi, tada automatiškai tu imi pavyzdį. Taip. Yra taip pat. Gal galim pakalbėti apie renginius, kokius renginius čia organizuojat? Kažką paminėjot, bet... Jeigu konkrečiai kalbėti, tai... Oi, tai čia aš irgi, jūs kalbėkit, aš to prisijungsiu prie jūsų, paklausinėsiu, kalbėkit. Tai, kaip ir minėjau, yra keletas tų tipų renginių, tai yra edukaciniai, vakarėlio tipų renginiai ir socialiniai renginiai. Tai edukaciniai labiau tai yra tam tikros paskaitos, pavyzdžiui, flogingo paskaita. Kas tas? Tai yra, ta ką be Antanas, sakykime,
Mušimai ir išimai. Šibarė, ar ne, virvių, reiškia, menas taip pat. Žaidimus su žvakėmis, tai yra backsplay. Įvairios, taip pat turime tą BDSM pradžiamokslį, sakykime, kuris kaip kartotinis irgi toks renginys vyksta karts nuo karto. Tie, kurie nori susipažinti ir sužinoti kažkokios tai tokios teorinės tos reiškia medžiagos. Jeigu kalbėti apie vakarėlius, tai vakarėliai irgi labai skirtingi. Šokio vakaras, suviliok savo partnerį. Tai čia toks dalinai edukacinis, dalinai vakarėlio tipo renginys irgi bus. Ko viskas baigėsi po to suviliojimu? Namuose, ko gero, jau baigėsi. Tai vakarėliai labai skirtingi, stengiamės išlaikyti tam tikrų vakarėlių pakartojimą, ar ne, kad, tie patys karaoke vakarai, ne kiekvieną mėnesį mes juos darome, bet vis tiek jie kartojasi. O apie tuos karaoke vakarėlius, tai čia dainos kažkokios būna limits tema ar kažkokios paprastos? Mes vadinam tik tai kinky karaoke, ar ne, nes, bet kokiu atveju vis tiek dainos jos paprastos, tiek tai, ką nori žmonės dainuoti. Bet renkasi nemažai, per karaoke renkasi labai ta tokia glaudi bendruomenės dalis, jiem čia yra smagu, atsipalaiduoja, padainuoja, iš tikrųjų išgeria kokteilių skanių, galbūt paskui kažkokio tai, sakykime, to vakarėlio pratęsimo būna, ne karaoke principų, ir ne. Bet kokiu atveju tai yra tiesiog vienas iš tų vakarų paįvairinimų, nes visai nesenai turėjome vakarėlį tokiam visiškai paprastam tipažė, tai pižamų vakarėlis, ar ne? Tai visi atėjo su pižamomis, patogiai, pas mus buvo visos grindys išklotos minkštais matrasais, pledukai, pagalvėlės, popkornas, žmonės žiūrėjo filmus, turėjome tokią vedamą irgi. Kokius filmus žiūrėjot? O, įvairių čia kas kaip norėjo. Buvo vienas filmas, kuris buvo tokia šiek tiek į tą temą, ar ne, reiškės, o šiaip tai čia buvo tiesiog vakaras poilsiai visiems atsigauti po naujų. Dabar gerai, aš čia atradau tokį įdomesnį, pavyzdžiui, renginį vasario 18 handjob workshop. Taip, tai yra vienas iš, sakykime, tų paskaitų ciklų, kurį veda irgi patyrusi meistrė, ar ne, išmano ne tik tai, bet ir kitus dalykus, neveda pas mus ir kitas paskaitas, tai negalvokite nieko blogo, nėra jokių modelių, ant kurių tai yra mokoma. Aš tai galvoju, kad čia ateini su savo antrą pusę ir vietoj čia mokinasi. Dažniausiai renkasi be antrų pusių. Yra. Čia tik tai moteris mokina moteris, o vyrus kas mokina? Šiuo metu tai yra jo, kaip idėja, ačiū. Jeigu turit kitų idėjų, prašau, parašykit. O kurie renginiai populiariausi yra? Ar edukacijos, ar svingeriai? Tai sunku įvertinti, kas yra populiariausia. Mes esame ne vieną sold outą, nes, sakau, erdvė yra limituota, tai turėjom stabdyti ir bilietų pardavimus. Ko gero, populiariausia vis tik tai yra teminiai vakarai, kai vyksta, yra ir muzikos, ir BDSM veiksmo kažkokio, tai ir ne, groja didžėjus, tiek sutraukia daugiau žmonių. Swingeriai yra populiarus dalykas visai, nes irgi... Swingeriai sudarot kartą per mėnesį? Kartą per mėnesį, mėnesio pabaigoje dažniausiai, ir dažnai irgi yra sold outas, tai ta prasme, nes dar mažiau žmonių mes tuo metu talpiname, kad visi jaustųsi tikrai jaukiai neperspaustai. O gali tai tik tai poros ar ir vieniši? Mūsų renginių metu į swingerius būtent ateina tik tai poros ir vienišos merginos. Tai mes tokio principo laikomės. Tiesą sakant, tai yra irgi europinis pavyzdys ir geras formatas, nes tada, mums svarbu yra saugumas. Ir tą saugumą užtikrinti yra paprasčiau, kai yra
būtent toksai O formatas. jūs darote kažkokią, tarkim, kai darote svingerių vakarėlius, ar yra kokia svečių atranka, ar kažkokia turi praeiti testus, ar dar kažką? Ne, ta prasme, testų tikrai nedaro. Formų neduot, yra forma, kurią tiesiog reikia užpildyti, bet kažkokios ten atrankos, video pokalbių ar dar kažko tokio tikrai nėra. Mes tų žmonės atėjusius į vietą galime įvertinti ir jos matydami, ar ne. Vėlgi, turime ko gero pripažinti, kad tai yra dažnai tie patys žmonės, nes Lietuva nėra, čia labai daug. Yra iš užsienio atvažiuojančių, nemažai, kurie suranda tą erdvę, nes ko gero tai yra tokia vienintelė erdvė Lietuvoje, kur tie renginiai vyksta. Tai atrankų tikrai nedarom. O turi dress kodus kažkokius, ar pavyzdžiui? Tai jeigu vakarėlis, sakykime, yra teminis kažkoks, tai prašome žmonių pasiruošti ir pasipuošti tai temai, ar ne? Tiesiog gražiai, žiūrint, koks renginys vėlgi. Jeigu kalbame apie svingerius, tai jau žino visi, kaip reikia tvarkingai, gražiai. Kas nori pasipuošia, kas nori ten labai stipriai nesipuošia, bet kokiu atveju tvarkingai, gražiai atrodyti reikia. O yra tekę neįleisti dėl aprangos ar dėl kažko kito? Arba kad per girti, apsvaigę. Dėl aprangos, tai, nedarome mes jau ten tokių labai stiprių, aišku, priklausomai, jeigu žmogus ateis nešvarus labai kažkoks, tai atsižvelgsi tai ir ko gero pasakysi, arba grįžtamo ten persirinkti ir taip toliau, bet neįleidžiame ne dėl tos priežasties, neįleidžiame dėl to, kad žmonės yra per jauni tiesiog čia patekti, arba, kaip ir minėjot, apsvaigę, bet per jauni nekondiciniai. Nepilnamečiai, turite omenyje, ar šiaip yra kažkoks aukštesnis? 21. Bet dažniausiai žmonės iš gatvės tai turbūt neužeina vis tiek. Nes Užeina. Iš tikių gali būti eini čia prieš Limits klubas. Tai gal patikrinsiu jo. Ir nekartą esame taip tiesiog girdim, kad kažkas trypčioja prie durų, drįsta užeiti, atidarai duris, sakai, prašom. Tikrai yra buvę tokių atvejų, bet dažniausiai žmonės jau iš anksto perkasi bilietą, nors bilietą galima pas mus ir vietoje nusipirkti, ar ne. Nusipirki bilietą, esi garantuotas, kad tu užeisi, kadangi iš gatvės atėjus gali tiesiog jau nebebūti vietos ir mes nenorime to perspausti ir padaryti daugiau. Klausytėm turbūt labai įdomu sužinoti, ar brangu patekti į renginius. Čia brangu labai subjektyvus dalykas. Vienam brangu, kitam nebrangu. Šiaip renginiai tikrai nėra brangus. Mūsų bilietų kaina prasideda nuo 0, nes, pavyzdžiui, yra Open Social renginiai, jie yra nemokami. Ta prasme, tu gali tiesiog ateiti, pasibūti, pabūti, reiškia, pamatytas erdvės, ar ne? Sakėte, kad jau būtų drąsiau ateiti iki? Jo, tikrai taip. Ir paskaitos, edukacijos, ar tie patys vakarėliai muzikiniai, aš taip vadinu muzikiniai vakarėliai, ar ne? Tai irgi nuo 10 eurų iki 20. Pats pastebėt, kaip keičiasi žmonių požiūris, kurie atėjo pirmą kartą, paskui jeigu ateina antrą kartą? Tai labai malonu, kai ateina antrą ir trečią kartą tie žmonės, kurie vieną kartą buvo atėję. Tai akivaizdu, kad, nežinau, yra tikrai nemaža dalis tų, kurie atėjo į, sakykime, kažkokią tai paskaitą, ar ne, ir paskui atėjo jau į vakarėlį. Tai reiškia gerai, kažkas pritraukė, drąsiau padrasėjo. Bet kur aš čia patekau ir yra taip ar ne? Tų reakcijų įvairių būna. Ypatingai, jeigu žmonės ateina pirmą kartą, tai dar kai čia laiptais nusileidžia į baro zoną, tai yra viskas ok, bet kai pasuka jau tenai, tai tada akis didesnės. Nesako jau ten taip grįžtai. Aišku, tų reakcijų įvairių yra, ta prasme, bet tai, kad sužavi visus, tai tikrai. Atmetimo reakcijos. Mes asmeniškai nesame kažkaip tai nei girdėję, nei jautę iš nieko tos kažkokios tai negatyvios, negeros kažkokios. O iš giminių, draugų kažkokiu, kai tai pradėjot, nebuvo ta reakcija, ką jūs čia darot? Nešvanku? Prie ko čia nešvanku? Čia vėlgi yra žmonių vertinimas. Žinot, tiek draugai, tiek šeima, tiek aplinka, kuri yra. Visi tai žino. Aš nematau, kad tai būtų kažkaip tai čia nepadoru ar dar kažkas tai tokio. Bet vėlgi įvairių žmonių yra. Galbūt to neištransliuoja tiesiogiai, pasilaiko savo.
Bet netgi ir tas ištransliavimas, žinot, man įtakos labai didelės kitų žmonių nuomonė nedaro. Bet net, Ypatingai, jeigu jinai neįgiama, tai čia. netkrito kokie draugai ir dar Ne, tikrai ne. Neturiu daug draugų. Tai. galim sakyti. Užtenka ir kelių. Jo, ne, tikrai tokio dalyko, kad atkristų kažkas, tai ten nebendrautų. Ne. Galim sakyti, kad visuomenė tokiam perversme yra tada, nes gal seniau būtų kitaip. Aš manau, kad taip, to perversmo yra tikrai nemažai. Gal jisai lėčiau ateina, ar ne, pakankamai lėtai, sakykime, ateina, bet labai keičiasi požiūris į šiaip seksualumą, į atvirumą, į kažkokius, tai sakykime, jausmus, ar ne, erdvės, panašias ir taip toliau. Tas požiūris keičiasi, smagu matyti tą pasikeitimą. Mes ir darome tą labai didelį, sakykime, indėlį edukacinį, kad tas požiūris irgi keistųsi. Taip, tai yra toks didelis darbas. O jeigu taip trumpai apžvelgus, koks klubas buvo, kai nuo atidarimo dienos iki dabar? Ar daug kas keitėsi, ar daug transformavo? Oi, mes daug transformavom, mes keitėm renginius, nes, sąžiningai sakant, tai yra pirmas mūsų toksai verslas, ar ne? Galbūt ten praeitie esame turėję kažką panašaus į restoraną ar dar kažką tokio, bet kad tai būtų klubas, erdvė, tai yra bandymas. Ir tą bandymą mes taip ir matome, kaip pamoką savo. Daug keitėm, daug. Ypatingai, kas liečia renginius, jų organizavimą ir taip toliau. Čia nuolatinis iššūkis, sakykime, ir iki šiol yra iššūkis tam tikrose vietose, kaip padaryti teisingai. Bet labai didelė pagalba, sakau, iš bendruomenės narių, ypatingai tie, kurie su mumis yra dažnai, tai mes jaučiame jų ir paramą labai didelę, ir pagalbą. Ir tą labai vertinam, tiesą sakant, kad tai yra. Labai džiaugu girdėti. Saugo, nes tik vieną turi. Ko gero? Tai sakai, kiekvienais metais kažkokią staigmeną būnat paruošę, tai kas mūsų laukia? Tai artimiausias turbūt, ko gero, iki kovo mėnesio tas naujas kambarys, kuris bus, reiškia, atidarytas. Ateitis parodys, aš negaliu, idėjos jos generuojasi. Taip. Ne, aš šitoje vietoje nesiruošiu sustoti. Tai va tas ir svarbiausia, kad kažkas bus. Čia vienareikšmiškai. O kai bus, mes čia pranešime. Taip, drąsiai. Jo, arba mus pasikvies. Tikrai taip. Mes ateisim. Mūsų nebeišvarysit. Jūs laukiami bus čia tikrai. Jeigu laikysitės mūsų klubo taisyklių. Tai labai tau ačiū, kad leidai mums pas tave pabūti svečiuose. Labai mums čia patinka. Taip, Greta, sakyk. Taip. Tai norėčiau pasakyti žiūrovams, apsilankykit tiek Limits klube, tiek jų svetainiai. Viskas bus aprašyme, pasižiūrėkit, tikrai įdomus renginiai. Tikrai rasit kažką neįprasto, nekasdieniško. Net aš paskaitau, net man pačiam būna tikrai įdomu. Taip pat lauksim ir klausimų, laiškų į pokalbį @pažintis XXX ir tada turbūt iki kitos savaitės. Ar dar kažką turim pasakyti? Prenumeruokit, paspauskit like. Visus tos dalykus prašau padarykit ir tada laisvi ir iki kitos savaitės. Ate. Viso.